Šiandien mes su jumis gaminsime puikų viskio kokteilį Manhattan. Sveiki visi, čia Aistis iš barmenas.lt ir šiandien mes svečiuose pas save turime televizijos laidų ir renginių vedėją grupės Džiauk vokalistą Giedrių Leškevičių. Sveikas, Giedriau. Labas, Aistis. Kaip laikaisi? Žinai, aš tai laikausi puikiai, bet jaučiuosi šiek tiek toks, žinai, nežinantis ką daryti, nes aš tiesą sakant stiprių gėrimų praktiškai nevartoju. Praktiškai. Nei praktiškai, nei teoriškai. Esmė yra tokia, kad norint kažką sumaišyti, tikriausiai reikia gerai žinot, ką tu darai ir ką su kuo maišai ir kaip tai darai. Man tai bus labai sunku, todėl turėsi mane visko išmokyti. Tai aš tą čionais ir ketinu su tavim padaryti, išmokinti tave pasigaminti tikrai nuostabų viskio mėgėjams puikiai tinkantį kokteilį Manhattan, klasikinį kokteilį. Jisai bus gan stiprus, bet iš tikrųjų jisai nebus toks stiprus, kaip tiesiog stiprėti gėrimai, kurių tu nevartoji. Pasiruošęs? Ok. Mėly žiūrovai, mums tam reikės viskio, raudono vermuto, Angostura Aromatic Bitter ir raudonų kokteilinių vyšnaičių. Be abejo, ledukų, martinis stiklinės, kurioje mes maišysime šį kokteilį. Tai ką, Giedriau, važiuojam? Važiuojam. Taigi, tu kartok viską, ką aš darau ir taip išmoksti. Pirmiausiai, mes imame ledukų ir įsidedame į mūsų martinį stiklinę. Ta darome tam, kad stiklinė atšaltų, būtų kuo šaltesnė, kol mes darysime kokteilį į kitą stiklinę. Puiku. Nu va, profesionaliai, tai paukšt, viskas puiku. Ok. Naujokas sėkmė. Galbūt. Ok. Taigi, pirmas mūsų ingredientas yra viskis. Šiandien aš naudoju airišką viskį, šiaip galite eksperimentuoti. Ir viskio mes pilame 80 ml. 80 ml. Šau, Giedriau, menzurėlė. Papa. Jo, ok, gerai, va kaip taip. Puikiai. Antras mūsų ingredientas yra raudonas vermutas. Jo mes pilame tik tais 20 ml. Prašau, Giedriau. Puikiai. Ir Angostura Aromatic Bitteris, kurio dedame vieną lašą. Opa. Tokį didelį lašą. Čia geras. Ok. Wow. Yes. Bet tu varai taip kaip profesionalas iš tikrųjų. Naujoko sėkmės, sakė, ne? Naujoko ar pažengęs. Ok. Dabar dedame daug ledo. Prašau. Puikiai. Fantastika, viskas gerai. Imame šaukštą. Prašau. Ir pamaišome mūsų kokteilį. Maišome, kad kokteilis atšaltų. Nieko tokio, viskas čia apsaugota. Nieko blogo neatsitiks. Maišome, kad kokteilis atšaltų. Siūlau, Giedriau, žiūrėk, imk ir taip vesk aplinkui stiklinę. Laikyk... Nu va, fantastika. Ok, manau, kad tikrai išmaišėme mūsų kokteilį. Dabar imame šią martinį stiklinę ir ledukus išpilame. Saldainiai. Išpilame ledukus iš martinį stiklinės. Taip. Dabar darysime tokį veiksmą. Nukošime. Bet nukošime ne vienu košimu, o dvigubu. Tai imame sietelį, imame koštuvą ir dabar žiūrėk. Dengiame koštuvą. Ok, paimu vieną ranką. Ir dabar laikom sietelį virš stiklinės ir pilam kokteilį į stiklinę. Dvigubas košimas yra naudojamas tam, kai mes norim, kad visiškai nepatektų joks ledo gabaliukas, joks pašalinis daiktas į kokteilį.
šiuo atveju nebuvo jokių vaisių ar žolelių ar kažkotais, bet jeigu dar darom su vaisiais ar žolelėm kokteilį ir norim, kad nepatektų ir tų vaisių gabaliukų, tai tada dvigubas puošimas labai reikalingas. Na ir Manhetenui labai reikalinga raudona kokteilinė vyšnaitė, tiesiog įmesti kokteilį. Stilingai, elegantiškai, viskas. Profesionaliai pagamintas kokteilis. Tai čia turėtų būti. Na ką, ragaujam? Giedriau, visi mėgaukitės atsakingai. Jeigu jums patiko šitas video, tai pasidalinkite juos su savo draugais, kad ir jie išmoktų pasidaryti skanius kokteilius. Taip pat prenumeruokite mūsų YouTube kanalą Barmenas LT ir pamėgite mūsų Facebook'e kokteilių baras namuose. O jeigu jūs norite geros muzikos prie gerų kokteilių, tai nepamirškite, kad Giedrius groja super fantastiškai su savo grupe. Joke! Yes! Ačiū Aiste, ačiū, nes tu žinai, ką darai. Ačiū tau. Ačiū tau. Susitiksime po 2 savaičių, gyvenkite su skoniu.